Sveiki visi, esu kineziterapeutas Domantas Feoktistovas ir šiandien noriu papasakoti apie 3 įpročius, kurie gali nepastebimai kenkti mūsų kelio sąnariams. Pirmas įprotis, kuris kenkia mūsų kelio sąnariams, tai yra netaisyklingas sėdėjimas ant kėdės, ypač sukryžiavus kojas, kas sukelia papildomą spaudimą mūsų keliams ir gali sukelti skausmą ir diskomfortą, tokia kaip kojų tinimas arba tirpimas. Tiesiog stenkite sėdėti tiesiom kojom ir kas 30-60 minučių atsistoti prasijudinti. Antras mūsų įprotis tai yra netinkamas avalynės nešiojimas. Avalinė be amortizacijos, su kietų kulnų sukelia papildomą mums apkrovą kelio sąnariams. Tai tiesiog vėlgi stengiamės susirasti avalynę, kuri turi minkštą pagrindą, kuri gerai amortizuoja, ypač jeigu reikėtų vaikščioti kažkur ilgai arba kietų paviršiumi. Ir trečiasis mūsų įprotis tai yra nepakankamas vandens kiekis. Mūsų sąnariuose yra sąnarinis skystis, kuris sutepa mūsų sąnarius ir apsaugo mūsų kremzles nuo susidėvėjimo. Tai nepakankamas vandens išgėrimas sumažina to skysčio kiekį ir mūsų sąnariai pradeda dėvėtis. Todėl stengiamės išgerti kiekvieną dieną bent 1,5 arba 2 litrus vandens. Tai ačiū, kad išklausėte visus šitos kasdieninius įpročius. Sekite OS kliniką, kad nepraleisti kitų sveikatos patarimų.